Užmačiau tokius ryškius žalius marškinukus. Reikia visą tai ignoruoti ir siekti savo tikslo. Iš tikrųjų, kai iškelia tos produktų, tai atrodo visai nieko. Pagaliau sulaukiau šitos dienos, nes šiandien einu į kirpyklą dažyti savo plaukų. Savo plaukus dažau maždaug kas pusę metų, gal kas 5-6 mėnesius. Visada dažydama kartu ir patonuoju. Tai labai jau laukiu, nes būtent ir laukiu, kol ateisiu netoli šventės, kad prieš pat šventės atsišviežinti. Šiaip negaliu patikėti, kad aš matau saulę ir net labai daug mėlyno dangaus. Nes man toks jausmas, kad mes saulės nematėm, nežinau, kokį gerą mėnesį. Tai nors ir kruopelytę saulės, tai jau žiauriai pagerina tą nuotaiką ir tą vaibą visą. Tai tikiuosi, kad ir daugiau tos saulės turėsim dabar, nors mačiau, kad labai daug lietingo orų pereina, bet bent jau šiandien galima pasidžiaugti. Dar turiu kaip tik 12 minučių iki vizito, tai ir įsitraukiau kamerą kažkokias nesąmonės pakalbėti. Tai todėl ir kalbėjau apie orą, nes šiaip nelabai norisi per daug anksčiau į tą kirpyklą ateiti, nes vis tiek pietų metas, tai gal žmogus pietauja ar panašiai. Tai nesinori trukdyti ir būti tą klientę, kad ateina, nežinau, kad ir per 10 minučių anksčiau ir tipo, tu vos ne taip, kad tu mane jau priimk, nes tikrai esu girdėjus tokių istorijų, kad taip ir yra, kad klientas ateina anksčiau ir tikisi, kad jas iškart puls ir priims, nors net ne vizito laikas. Tai nesinori iš viso net į tokią situaciją ir kitą žmogų pastatyti, tai todėl visada ateinu kokios 2-3 minutės prieš vizitą, kad tai nusirengti ir panašiai, ir kad grinai ant to ir ateiti. Pagaliau aš iš kirpyklos, gal čia nelabai matosi, bet man faktas, kad matosi, atrodo net lengviau gyventi iškart pasidarė, nes realiai apie 2 savaitės labai jau prailgo tas laukimas iki kirpyklos, nes vis tiek norėjau labiau link švenčių tempti. Tai žiauriai džiaugiuosi, kad pagaliau aš tas šaknis nusidažiau ir dabar galiu net, sakau, lengviau gyventi. Tai dabar varau gal iki prekybos centro pasižiūrėti, kas ten gero, nes kaip ir mačiau, kad Maksimui nemažos nuolaidos kalėdiniam dekoracijom, tai norėčiau pasižiūrėti, gal dar kažką gaučiau, nors šiaip nieko nebereikia, bet žinant mus moterytės, tai visada, kitais metais gal kažką, tai žodžiu, visą patenkinta ir laiminga varau. Grįžau namo visą apsipatenkinus, nes kaip ir minėjau, labai džiaugiuosi, kad pagaliau tos plaukus nusidažiau, tai dabar net, nežinau, net toks švaresnis žmogus jautiesi, moteris supras, kad kai yra jau labai ataugusios šaknis, tai būna net, nežinau, toks nemalonus jausmas. Tai dabar galėsiu ramiai laukti švenčių, taip pat į Maksimą buvau užėjus. Tai iš tikrųjų Maksimui iki 80% ar viskam 80% ten kalėdiniam dekoracijom, nežinau, ar iki ar nuo. Tai labai daug visko pilna, bet, iš tikrųjų ir nemažai jau išpirkta, tai parodysiu irgi, ką prie dovanėlių įdėti dar nupirkau, nes tikrai kainos labai geros, tai puikia proga, nežinau, pasinaudoti ir prie dovanų prisidėti. Apskritai pilna visokių žaisliukų ant eglutės, va tokį paimu prie dovanėlės pridėti, tai šitas kainavo, man atrodo, 7-9 centai su nuolaida, tai čia tokia taurė, tai nežinau, man tai toks visai cute pasirodė. Tada tokį saldainiuką, kas irgi, nežinau, man tai gražu tokie ir atrodo, nežinau, tokia smulkmenėlė, bet labai faina prie dovanų pridėti. Šitas iš viso 9 centai tik tai kainavo, tai, pigiau grybo. Ir va tokį kaspinuką, man kaspinukai iš viso žiauriai gražu ir dar kai tai blizga, tai šitas, man atrodo, iki 59 ar 69 kainavo, bet man atrodo 9. Labai valdžiausi iš tikrųjų, kad pati nenusipirkčiau saunų, bet sakau, Greta tikrai nereikia ir ta prasme nepirk, nes tau užtenka.
Tai šį kartą pavyko susivaldyti. Taip pat va tokį, ta prasme, toks grožis kainavo tik tais €5,9, tai va čia tokia kalėdinė dekoracija, tai nežinau, jinai ganėtinai net nemažai yra, tai ar ant palangės pasidėti, ant stalo, prie televizoriaus ar po eglute tiesiog, tai už €5,9, ta prasme, nu, kaip galima nepirkti, irgi prie dovanėlės pridėsiu ir jau žinau kam, tai manau apsidžiaugs. Dar va toks va rinkinukas, tai jisai man atrodo šiaip 7 gal eurai kainuoja, dabar iš viso 3 eurai lygiai kainuoja, tai aš nežinau, nu irgi kaip galima nepirkti, čia tokia žvakė ir namų kvapas nedidelis, tai čia kvapas man atrodo su mandarinais yra, irgi tikrai apsimoka ir nežinau, čia iš tikrųjų net kaip ir savo galima nusipirkti, tiesiog atsinaujinti namų kvapą. Faktas, tas namų kvapas tikrai aš nesitikiu, kad jisai bus labai geras už tokią kainą, bet man patinka, kad dėžutė jau supakuota, dar įpakuosi kalėdinį dovanų popierių, užryšiu kaspinuką, nu tai iš viso, nu, žodžiu, manau labai fainiai bus. Va tokią žvakę dar paėmiau, dabar nenoriu daryti, bet jinai va taip tikriausiai nusima, tai irgi labai fainai, tai 2 kem ar 2,3 kainavo, irgi buvo akcija, tai man atrodo, jinai iš viso 6 eurus be akcijos kainuoja, irgi labai faina, tik nežinau, koks šį kvapas, tikriausiai, kad su vanilė bus toks saldokas, žiauriai man kiūt atrodė, tai manau irgi faina bus. O čia paėmiau jau nebe iš Maximus, bet iš Drogo rankų kremą, ne rankų kremą, rankų muilą ir rankų losioną, irgi manau visai tokia faina dovanėlina, prie dovanos kainavo 6 eurai vietoj 10, tai irgi tokią va dėžutę supakuoji, man tai žiauriai tokios va smulkmenos, bet patinka, su vyšniom, tai nežinau, ar ir jum taip yra, bet man vyšnio kvapas kažkaip su šventėm ir asocijuojasi, kai kitiem labai imbierinis kvapas su šventėm asocijuojasi, tai man vyšnio ir mandarino tikriausiai daugam, bet vyšnio tai toks netradicinis gal, nu, bet kaip man atrodo, aš taip ir perku. Dabar parodysiu, ką gavau šiomis dienomis iš advento kalendoriaus. Rankų kremą, tai tikrai rankų kremą niekada nebus per daug, nežinau ką apie jį pasakyti, tikrai manau, kad bus geras. Taip pat veido žilė, niekada nebuvau bandžius veido žilė, tai irgi bus įdomu pabandyti, koks poveikis būna nuo jos ir panašiai. Ir kūno žilė, labai šiaip man patinka pakuoti, va būtent šitą, irgi bus įdomu pabandyti, nežinau, tokios nemažas ganėtinai pakuotis, tai man labai patinka. Labuką užsukau į Humaną pasižiūrėti, kas gero, nors prekių kainos iš tikrųjų tikrai nebuvo pigios, bet vis tiek atrodo, kad norisi pasižiūrėti, užmačiau tokius ryškius žalius marškinukus, tai iš pradžių man tikrai patiko, bet kažkaip užsidėjus jie buvo labai ilgi, tai bandžiau susirišti, bet nežinau, kažkaip kaina buvo per daug neadekvati, kad pirkt. Taip pat tokius smėlinius marškinukus, tai šitie iš vis nepatiko, nes atrodė kaip maišas. Šitas baltas megztukas labai patiko, tikrai būčiau pasiėmus, nors kainavo ir 8 eurai, bet jisai persišvietė. Šitas kažkaip nepatiko, nes irgi šiek tiek persišvietė ir kažkaip atrodo, kad netgi man ta tokia šviesesnė ruda spalva kažkaip, nežinau, prie veido netinka ir atrodo net išbalina kažkaip mane. Šitas tikrai netgi sakyčiau, kad labai nepatiko ir buvo tiesiog ne mano rūbas. Šitie džinsai, kai pamačiau, iš karto pagalvojau, kad nesvarbu, kad jie ir 8 eurai kainuoja, bet tikrai pasimsiu, jeigu tik tiks, bet dėja aš juos neįlindau. Taip pat visai šalia Humanos yra batų kalnas, užėjau į jį, nes iš tikrųjų nebuvau 100 metų, tai mane ypatingai nustebino žemas kainos, nes labai daug akcijų, tai nežinau, ar kad čia prieš šventes padarytos tos akcijos ar kaip, bet iš tikrųjų tikrai neblogų variantų, visokių yra ir po 10, po 16 eurų ir tų dydžių iš tikrųjų, nėra taip, kad 3,6, 3,5 dydis, kad tik tiek kainuoja, kai dažniausiai būna, bet ir 40, kem 1, 3,9, 3,8 mačiau. Tai jeigu kažkas ieškot kažkokių tai batų, tai tikrai rekomenduoju į batų kalną užlėkti, nes manau, kad kiekvienam batų kalne ir vyksta dabar įvairios akcijos jiems, nes batų pasirinkimas tikrai ypatingai didelis, kažkaip anksčiau atrodydavo net mažiau, nesakau, tikrai labai senai buvau. Šitie batukai iš tikrųjų patiko, tik tais 10 eurų, bet kažkaip aš turėjau tuos batus, tai susivaldžiau ir net nesimatavau. Šitie batai iš viso buvo toks, nežinau, kaip kosmosas, nes kainuoja tik tais 4 eurai, faktas, jie yra ne mano stiliaus ir man tokie nepatinka, bet kas nešioja, nežinau, ar vyresni žmonės, tai tikrai, ta prasme, už 4 eurus.
Taip pat šietėjau 6 irgi labai patiko, bet, kaip ir sakiau, turiu ne vieną, ne 2 poras žieminių visokių rudeninių batų, tai norėjau susilaikyti ir nepirkti, bet kaip matot, tikrai kainų labai yra įvairių ir mažų. Instagrame pamačiau vieną neblogą receptą, tai ten šiaip rašo, kad, receptą rašė, kad ten tortas, bet man ten, nežinau, labiau gal pyragas, tai labai noriu išbandyti. Tai ten iš viso tik 3 dalykai įeina ir, šiek tiek druskos reikia, tai druska 4, bet šiaip, ta prasme, reikia tik 3 ingredientų, kad pasidaryti tą tariamą tortą, tai labai noriu išbandyti, tai jaučiu šiandien gal ir darysiu, dabar varu iki Lidlo nusipirkti ingredientų, nes realiai nei vieno iš 3, neturiu, šalkas bėga. Man šiaip ypatingai patinka gaminti desertus, nors aš jų iš tikrųjų, man svarbiausia pagaminti, aš ten tiesiog paragauju arba dar vieną kartą kokį pavalgau, bet labai mažai, nes, aš prisižiūriu šiaip kiek įmanoma ką valgyti, tai, bet sakau, svarbiausia man pagaminti, o kas jau suvalgys, tai aš turiu ir dėl to nesuku galvos. Ir ypatingai, kai ateina žiemos ar rudens periodai, tai man ypatingai norisi suktis toj virtuvėj su tais desertais ir bandyti kažką naujo. Tai ir šiandien realiai turiu pusdienį laisvą, tai reikės tą tortą, pyragą, kaip, šiaip aš sakau pyragas, tai reikės tą pyragą pasidaryti, nes ten paskui į šaldiklį reikia įdėti, tai gal rytoj tai tiesiog jau reikės paragauti, nes jis standus turi būti, tai gal papasakosiu paskui, kaip ten tą torčiuką pyragiuką padaryti. O dabar, kaip ir minėjau, varau ingredientų pasiimti ir reikės eiti kepti darbą. Nors ten to darbo tai nelabai ir iš tikrųjų yra 1, 2, 3 ir atrodo, kad pasidaro, tai nežinau, iš tikrųjų net labai daug nesitikiu aš iš to pyrago, nes kai taip lengvai pasidaro, tai man atrodo, kad gali būti biškį nesąmonė, bet vis tiek nenusiraminsiu, kol aš jo nepadarysiu. Tokie 3 ingredientai tą tortą pyragiuką įeina. Kūčiukų 2 pakeliai, plakamoji grietinėlė, kuo riebesnė receptą rašė, tai nežinau, šiaip daugiausiai ir 3-5 ir esu iš tikrųjų mačius grietinėlės, tai nežinau, ar būna jų riebesnių paprastam prekybos centre. Taip pat karamelizuoto sutirštinto pieno ir reikės dar šiek tiek žiupsnelį druskos įdėti ir visi produkčiukai va čia. Tiesiog reikia grietinėlę su rududu ilgai plakti ir paskui jau išplakus įmaišyti kūčiukus, gerai išmaišyti, įberti žiupsnelį druskos ir suslėgti į kepimo formą kažkokią ten. Tai aš 2-4 gal centimetrų ten tą tokį pyrago formą turiu, tai ją ir dėsiu ir porai valandų į šaldiklį ir visas receptas. Viskas sumaišius tą masę turėtų atrodyti kažkaip taip. Tai nežinau, iš tikrųjų labai įdomu, kas čia gausis. Sudėjau aš jau tą pyragiuką, šiaip nežinau, atrodo ne kažką, bet gal bus skanu, iš tikrųjų labai daug kas sakė, kad apskritai primena tinkinį ir kažkokius tai ledus, tai bus matyt, bet tikriausiai laikysiu gal per naktį ir rytoj žiūrėsiu, kas čia per nesąmonę gavosi. Vakar gavau tokį gaivinamąjį veido serumą, tai labai irgi smalsu išbandyti, ar jis man tiks ar netiks, bet dabar turiu 2 serumus praimtus, tai šito nepropakuosiu, nes nesinoriu visų pradraskyti, bet labai irgi toks nemažas buteliukas, tai smagu. Ir šiandien ištraukiau tokį kūno losioną, tai irgi nežinau, ką apie jį pasakyti. Tiesiog taip pat fainas įpakavimas, kaip ir veido želė, man atrodo, su tokio pat įpakavimu buvo. Man įpakavimas irgi labai daug ką duoda. Ir iš tikrųjų mane tas kalendorius stebina kiekvieną dieną vien ir tie įpakavimai iš tikrųjų tikrai labai gražus. Taip pat tūris tų produktų yra nemažas, nes kitur būna žmonės nusiperka tą advento kalendorių už tą mažesnę kainą ir būna, nežinau, tokie meniukai sudėti, o čia po 30, po 15 mililitrų, tai tikrai nemažas pakuotis, faktas nėra pačios didžiausias, bet pasibandymui tikrai užtenka. Tai net nežinau, iš tikrųjų man atrodo, aš kitais metais vėl norėsiu būtent Eurokoso tokio tipo kalendorius, faktas jau su kitokiais produktais, jeigu bus, nes nežinau, kasdien mane jisai stebina ir tikrai kiek jau naudojau tų produktų, bandžiau, tai visai patiko. Dar šiaip tas veido kremas, kaip ir prie tam video minėjau, patiko, bet iš tikrųjų nežinau, man tokiais spuogiukais mėto, bet šiaip mano veido oda ypatingai yra jautri, tai dėl to, tai gal pripratinti reikia, nors, nežinau, šiaip gal kvailai skamba, bet šiaip tas pats pojūtis po kremo labai faina, nes toks ir pridrėkinta oda atrodo, tokia, nežinau, ir glotni, tai šiaip sakau, kiek naudojau tų produktų, tai patiko. Vis dėlto neišlaukiau rytojaus ir išėmiau už kameros anksčiau. Dar tokias uždėjau kaip ir žvaigždutės, kad kalėdiškiau būtų, bet iš tikrųjų tai mačiau receptą, kad su šokolado galima apipilti, bet nežinau, ir taip čia labai jau saldu turėtų būti, tai nenorėjau dar
labiau apsaldint. Šiaip atrodo, nežinau, visai nieko kaip iš 3 ingredientų, tai reikia eiti paragauti. Prapjovus tai atrodo maždaug taip jisai, tai gal iš lėkštės parodysiu, nes įsidėjau, tai va. Taip, nu iš tikrųjų, kai iškelia tos produktų, tai atrodo visai nieko, tai labai šiaip smalsu paragaut. Ir toks, nu nežinau, šiaip jeigu bus visai nieko, tai ant šventinio stalo gal net būtų visai toks nieko uždėt. Nežinau, kiek čia manęs matosi, bet bandau ragauti. Iš tikrųjų sunkiai jaučiu gausis, nes aš esu kairiarankė, tai su kairę ranką laikau kamerą ir su dešinę bandau valgyti toj ir jau matau, kad nesigauna. Tai teks šiek tiek palaukti. Šiaip baisu, kad tas kukučiukas labai nebūtų kietas, kai tiesiai iš šaldiklio. Šiaip visai nieko, tikrai nustebino mane, nes bet kaip ir kažkas sakė, kad čia lyg tinginys ir kai kokie ledai, nes kadangi tiesiai iš kameros, tai ta pati masė labai šalta, nu grynai kai ledų, o tie kučiukai, kas svarbiausia, tai jie nesukietėjo, tai ir taip pat traškus, tai šiaip rekomenduočiau iš tikrųjų, nes ir pigus ir labai greitas variantas, tai tikiuosi, čia niekur neįsimurzinau. Nežinau, gal net ir antrą kartą bandyčiau. Iš tikrųjų, jūs net neįsivaizduojat, kaip aš džiaugiuosi, kad aš pasiryžau ir pradėjau kurti YouTube tą kanalą ir panašiai tos video. Nes šiaip maždaug apie metus laiko jau kirbėjo tokia mintis, kad galbūt norėčiau, bet vis būdavo, nežinau, kažkokios baimės tai nugalėdavo, kad galbūt kažkas pamatys, ar ten išsijuoks ir taip toliau. Bet iš kitos pusės tai nieko nedarau, nei bloga, nei panašiai, kad turėčiau bijot, bet manau, kad kiekvienas, kas nori ir išdrįsta, susiduria su tais pačiais klausimais ir tom pačiom baimėm, nes atrodo vis tiek ta baimė dažniausiai nugali mus ir bijom pabandyti. Bet aš šiaip noriu kuo toliau, tuo labiau, nežinau, visuose srityse, ką veikiu, kuo užsiimu, tobulėti, nes norisi lipti per save, nes kai perlipi per save, tai būna labai geras jausmas ir tikrai nėra gyvenime ko bijot. Aš kažkaip pradėjau vadovautis tą taisyklę, kad daug baisiau nepradėti, nei kad pradėti ir kažką pabandyti, nes paskui galima labai gailėtis kažko nepabandžius ir šiaip atrodydavo, kad to laiko ir taip nelabai yra laisvo, nors iš tikrųjų mes manau, kad kiekvienas iš mūsų kažkiek atrastumėm to laiko, jeigu būtų tik didesnis noras kažko siekti, tobulėti ir taip toliau. Aš irgi, kai pradėjau tą patį pirmą video kurti, paskui antrą, trečią, tai tos 2-3 pirmas savaitės tai buvo, kad atrodo, nežinau, šiaip elementariausiai aš į sporto salę einu 3 kartus į savaitę, tai man 2 savaitės gavosi po 2 kartus, nes atrodo kažkaip nebesusidėlioju savo visų darbų, šiaip buitis ir panašiai pomėgiai. Bet kažkaip praėjo tos 3 savaitės ir automatiškai kažkaip įsivažiavau šitą ritmą ir nežinau, dabar vėl ten viską darai, ką darai iki tol ir tikrai niekas nenukentėjo, tiesiog dar prisidėjo ir tas YouTube filmavimas ir iš tikrųjų tikrai labai noriu pasidžiaugti ir savim, kad pradėjau kurti ir labai džiugu matyti, kad ir labiau pasubscribinat, nes vis tiek, kai naujas kanalas, tai labai daug ką reiškia ir algoritmas, kam rodo tą video ir panašiai, bet su laiku, kaip ir patam video minėjau, kad džiaugiuosi, kad ir pakomentuojat, palaikinat, nes tikrai, manau, kiekvienam kūrėjui labai daug ką tai reiškia ir šiaip gera matyti save, kad tobulėju, stengiuosi ir atrodo su kiekviena diena, su kiekvienu sukurtu naujų video aš matau ant savęs progresą. Faktas nuo šono taip nesimato, bet iš tikrųjų ten 1, 2, 3, net ir 4 video, kai filmavau, tai nežinau, elementariausia lauke labai buvo baisu filmuoti, nes atrodo, kad ir žmonės žiūri ir iš tikrųjų, kaip aš ir savo meilį sakydavau, kad niekam čia neįdomu ir nieks nežiūri, bet iš tikrųjų ir žiūri, kai tu eini su tą kamerą, tas vietas iškerpi, bet kiti žmonės net atsisukę pasižiūri, ką tu čia vos ne taip darai, bet tiesiog reikia ignoruoti ir nematyti jų, nes visada atsiras, kam tu nepatiksi ir panašiai. Tai tiesiog reikia visą tai ignoruoti ir siekti savo tikslo, nes jeigu tu pradėsi apsikrauti savo mintis, kad ten kažkas žiūri, kažkas pamatys ir taip toliau, tai tu nežinai,
kur tu būtum po metų, po 2, ten, kad ir po 10 metų, jeigu tu būtum pradėjęs būtent kažką ten daryti, aš nekalbu vien apie YouTube, šiaip apskritai gyvenime, aš manau, kad jeigu nori, tai reikia nebijoti, siekti, pasiryžti kažko, nes niekas už tave gyvenimo nenugyvens, tu turi, nežinau, stengtis pats dėl savęs. Aš gal per daug čia išsiplečiau, bet tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad sakau, nežinau, jau kelintą kartą, kaip ir minėjau, kad ir pakomentuojat, palaikinat, pasubscribinat ir kad tas kanalas pamažu auga, nes duoda labai didesnę motivaciją dar labiau stengtis, nes vis tiek kiekvienam iš mūsų tas atgalinis ryšys labai yra svarbus ir kai tu jau šiek tiek pradedi jo gauti, tai atrodo, kad va, jiems dar naują video filmuoti ir taip toliau, nes apskritai ir tas video filmavimas nėra taip paprasta, kaip kitiem atrodo nuo šono, nes jeigu tu nori per tas pačias 15-20 minučių trukmės video kažką daugiau parodyti, ne tik šnekėti, tai tu turi, tikrai labiau ir pasistengti, ten galbūt kažkur ir nuvažiuoti vien, kad tu parodytum kažką daugiau ir kad būtų tam žiūrovai kažkiek įdomiau, o ne tik, kad sėdėjimas, va, kaip ir aš dabar sėdžiu prieš tą kamerą ir kalbu. Nėra daug žmonių, manau, kur įdomu, kad ten tiesiog va taip paprastai šneki. Labai smagu tas visas procesas ir tikrai dar kartą pasikartosiu, labai džiaugiuosi, kad visą tai pradėjau. Ir šiaip tikriausiai labai daug padrikų minčių, nes kai pasistatau aš taip kamerą, tai man dar labiau kažkaip sunku šnekėti iš galvos, nes dar prie šito nepripratau. Bet tiesiog ką aš noriu pasakyti, kad jeigu kažkas kažko nori, kažko nedrįsta ar panašiai, ir kur jaučia labai didelę baimę, bet ir labai didelį norą kažką pradėti, tai reikia stengtis taip, kad noras būtų žymiai didesnis nei baimė, nes svarbiausia žengti pirmą žingsnį, o kai tas pirmas žingsnis įvyksta, tai elementariausia su kiekvienu žingsneliu būna vis drąsiau ir galvoju paskui, kodėl aš anksčiau nepradėjau, nes kaip ir pati minėjau, aš norėjau jau maždaug prieš metus laiko ten kurti, tai jeigu būčiau prieš metus pradėjus, tai būtų daug geriau jau ir dabar buvę, nes svarbiausia pradėti anksčiau ar vėliau. Tai nežinau, šiaip galvoju, kad trumpiau čia papasakosiu, bet aš visada, kai kažkaip pradedu kažką šnekėti, aš labai išsiplečiu, bet gal daugelis žmonių tą tokį turi, kad tik duok pašnekėti, šnekės, bet tiesiog norėjau pasidalinti tokiom savo mintim ir ačiū, kas išklausė iki galo. Gavau iš advento kalendoriaus dar tokią plaukų kaukę, čia gal plaukų sviestas labiau, tai nežinau, šiaip labai šitą ypatingai bus įdomu išbandyti, nes mano plaukai kaip šiaudai kartais būna, tai gal pridrėkins. Ir taip pat šiandien ištraukiau highlighterį, tai šitą iš tikrųjų aš highlighterių niekada nenaudoju, tai galbūt kažkam atiduosiu, šiaip toks fainas visai irgi įpakavimas. Nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai, kai jau pradedu supirkinėti dovanas ir taip toliau, tai jas pamažu pakuoju ir dedu po savo eglutę, nes man kažkaip pagyvina visą vaizdą. Vakar gal apie 2 valandas kažkur ten pakavau keletą dovanėlių, ir šiaip dovanų tikrai nebuvo daug, bet nežinau kaip jūs, bet aš tikrai ilgokai pakuoju, nes kažkaip norisi kruopščiai, nors kruopščiai irgi ne visada gaunasi. Tai paskui būna labai gaila, kai jau pašvenčiu, eglutė būna tuščia, faktas, paskui atgal kažką gauni, tai gali pasidėti, bet dažniausiai norisi pasižiūrėti ir jeigu būna tarp dovanų popierių supakuotam, tai faktas jau paskui išdraskytus nedėsi. Tai dabar toks, nežinau, labai jau kalėdinis vaibas namuose. Kaip ir sakiau, čia tų dovanėlių nėra daug, bet tai čia 4 supakavau tarp tokių dėžučių, bet, nežinau, man labai tikrai pagyvina tą vaizdą ir taip įeini į svetainę ir iš karto, nežinau, dar eglutę išsijungi, tai iš viso labai jauku būna. Faktas, ten broką gale paslėpi visada, kad nesimatyta, bet šiaip tai visai faini, dabar kaip tik maksimui 8% visokiem tokiem kaspinukam ir panašiai, kad užrišti, tai irgi labai apsimoka, tai realiai už šitą gal 29 centai buvo, tai užteko šitai vienai, kadangi didelė dėžė, nes ten gal toks gabaliukas liko, tai jau sekančiai būtų neužtekę. Bet šiaip, ta prasme, jeigu mažesnis dovanėlis, tai tikrai būtų galima ir daugiau užrišti, tai 29 centai, tai čia, ta prasme, pigiau grybo. Ir tikrai man asmeniškai daug fainiau gauti supakuotą dovaną, pačio žmogaus, ne taip, kad kažkur ją nunešia ir supakuoja, nes taip matai, kad žmogus galvoja apie tave, stengiasi dėl tavęs, o kas ten dovanojus viduje ir panašiai, tai iš tikrųjų neturi didelės reikšmės, svarbiausia tas pats
gestas, nes kalėdos ir yra apie tą, nežinau, meilę, šilumą tarp šeimos narių, draugų ir visų artimųjų ir taip toliau. O dabar noriu su jumis atsisveikinti, tai didelis ačiū, kas žiūrėjot, kas žiūrėjot iki galo, nepamirškit paspausti like, parašykit kokį komentarą ir nepamirškit taip pat paprenumeruoti kanalą, jeigu patinka ką kuriu ir panašiai, tai labai ačiū jums ir iki greito.